Andriau, tai kaip vertini pasirodymą, sunku turbūt buvo? Labai, kažkaip labai oro truko ir pasijautė tie paskutiniam turbūt gal 75 metrams tarp raumenų degonės toksai, nes vis tiek turbūt tokiam nuotoliu reikia ir daugiau biškį darbo, o kaip žinom mes turėjome po olimpiados atostogų mėnesį, paskui gavosi, kad iki išvažiavome pasaulio taurės, nes praktiškai pasitreniravome mėnesį, pasaulio taurės visas mėnesis praktiškai, pasaulio taurių grįžom paskui vėl mėnesis, tai nepilnas buvo treniruočių, paskui vėl varžybos. Tai labai sunku kažkaip tokiam nuotoliai duoti 100%, bet aišku, pasidariau sezoną geriausią, greičiau negu prie pasaulio taurės nuplaukiau, tai esu tikrai patenkintas. Aš gal labiau patenkintas 200 negu 100, nes iš 100 gal biškai daugiau tikėjausi, bet pakišo gal pirmas startas toksai, gal tokia buvo nuotaika ir panašiai, bet dabar toks atėjau, toksai nieko, kaip sakyti, nenorėdamas ar nesitikėdamas ko padaryti, bet gavosi pakankamai man asmeniškai neblogas rezultatas. Tokia kaip ir sezono pabaiga, uždarimas, jau dėl to turbūt irgi jėgų trūksta jau šiek tiek. Kad jėgų gal netrūksta, nes vis tiek 19 metų plaukiam, tai čia tas pats darbas visą gaunas, kad gal trūksta tokia labiau įdarbio, nes vis tiek jau toksai didesnis amžius negu jaunimo, tai reikia daugiau biškio atsistatymų ir tokio disvesnio darbo gal vis tiek tokie, bet palauksime 50 metrų ir viskas. Kokios ten mintis apie tą distanciją? Žinokite, nebežinau, ko tikėti iš tikrųjų, bet tikėsimės geriausio sezono, gal geriausią laiką arba net pačią Lietuvos rekordą, bet žiūrėsim, kaip gausis viskas. Dar tavęs neklausiau, nemažai tų neutralių atletų, vėl tavo plaukime 2 net buvo iš karto, ar kažkiek nemalonu, kad tiek jų daug ir kad tenka su jais varžytis? Nežinau, tokia kaip tenais ta politika yra, bet aš nenoriu kišti sporto į politiką. Aišku, gal yra nesmagu su jais varžytis, bet jeigu priėmė, tai priėmė. Niekas asmeniškai pas negali pakeisti.